ekrane išvysti rezultatus. Taip. 1659 balsai, Daiva ir Evelina gauna specialų Delfi prizą, o tai yra 2 bilietai į legendinės grupės Rammstein koncertą. Kviečiame Daivą ir Eveliną čia į priekį. Štai jums Delfi prizas. Dėkojame už tai, kad jūs nesusižeidėt ir nesužeidėt morališkai komisijos narių, kurie vis krūpčio žiūrėdami jūsų pasirodymą. Dabar galėsit nueiti Rammstein koncertą ir ten krūpčioti pačios nuo garsų ir vaizdų. O dabar dėmesio, dėmesio, dėmesio. Laidos kulminacija. Medalių dalybos. Algi, prašom pasireikšti. Jums leidus, mes dabar pamatysime, kaip balsavo, jeigu teisingai suprantu, mūsų žiūrovai. Tiesa? Todėl paprašysiu visų pažiūrėti ekranus. Štai mes matom nuo žemiausio iki aukščiausio. Magda 357, Vilius 415, Lukas. Mes kviečiame pirmosius 3 žiūrovų favoritus. Tai yra Skaistė ir Mamerta užėmusios 1 vietą pagal žiūrovų balsus, Nerijų užėmusi 2 vietą ir Viktorija užėmusi 3 vietą. Kviečiame čia į priekį. Kviečiame čia į priekį. Dar per daug nesidžiaugite, jūs esate... O kur? Nerijus, kaip visada, ūkininkas iškart prie karvių. Pasiklydo į Rūnoje. O, Jėzau, Marija, Marija. Tęskime laidą. Tai yra žiūrovų favoritai ir dabar mes turėsime paskelbti komisijos balsus. Aišku, jūs suprantat, kad dar anksti džiaugtis. Džiaugsmui pagrindo yra šiek tiek, be abejo, tai yra labai svarus momentas, publikos požiūris į jūs, bet yra dar komisijos balsai. Dabar mes turėtume parodyti komisijos balsus, bet ką juos čia rodyti? Parodykim iš karto mūsų skaičiavimo mašinos suskaičiuotą vidurkį tarp komisijos balsų ir ką tik matytų jūsų žiūrovų įvertinimo. Taigi, bendri rezultatai. Taip? Ir tai bus paskutinis žodis iš vertinančių tiek žiūrovų, tiek komisijos. Tai bus tas rezultatas, kuris ir bus rezultatas, kuris parodys, kas yra kas. Kągi, pradėkime nuo turbūt 3-osios vietos. 12-6 vietos. Mes pradėkime žemiausiai. Štai matome, Vilius 6 balai. Taip, Magda 6 balai, 9 Lukas. Daiva Evelina 10, Štrichas 10, Oksana 11. Dabar mes parodysim jums vietas nuo 5 iki 3 imtinai, tam, kad 1 ir 2 liktų pabaigai. Taigi, žiūrėkit į ekranus ir čia mes matome Justina 12, Vokalis 13, Viktorija 13. Dabar mes parodysim jums 1 ir 2 vietas. Dėmesio. Dėmesio į ekranus. Nagi, nagi. Gražvydas užima 2 vietą. 3 vieta, sveikiname, jam atitenka 3000 litų. 3000 litų. Gražvydai, kviečiame čia į priekį. Gražvydai, sveikinu, tau teko garbingoji 3 vieta, tau 2 minutės šlovės įvyko. Vis tiek, tu esi 3 vietoje šiais metais Lietuvoje. Gerai, ištaisysim nedidelį netikslumą, mes rodėm dabar, mes žinom, kokia yra 3 vieta, dabar liko 1 ir 2 vietos, aš atsiprašau už netikslumą, ir mes galim, Mariau, tau leidus... Mes galim parodyti 2 vietą. 2 ir 1. Gerai. Kas tokie liko pas mus tenai, mes gal iš pradžių pažiūrėkim, kas liko pas mus dar Nerijus ir Skaistė su Mamertu. Kažkas iš jų laimės 30 000 litų, kažkas 7 000 litų, kažkas užims 1, kažkas 2 vietą. Dar kartą Nerijus ir Skaistė su Mamertu. Ar mes galim parodyti dabar pagaliau rezultatą? Galim. Važiuojam. Ne. Mariau, daug bučkį. Skaistė ir Mamertas. 20 balų, 1 vieta, 2 vieta. Atrenka Nerijus, 7000 litų, sveikiname Nerijaus 2 vieta. Sveikiname Skaistę ir Mamertą. Jums atitenka 30 000 litų. Štai toks finalas, mėlyjei. Štai toks netingas finalas, kuriame nugalėjo mažieji Skaistė ir Mamertas, pavergė visą Lietuvą ir komisijos narius, taip pat mane ir Rūną asmeniškai. Tai buvo paskutinioji 2 minučių šlovės laida šiais metais. Gražių jums ateinančių metų, šlovingų, šiltų ir gerų. Susitiksime. Visiems ate! Štai